Metais sugalvojom kulinarinio paveldo Alutinio šventę. Gal nedaug buvo jinai išgarsinta, gal menkai suorganizuota, visgi pirmi Lietuvių liaudies kultūros centro veiklos metai, bet idėja pasirodė gera. Nu ir šiemet tą idėją išvystėm iki mugės, iki kulinarinio paveldo pristatymo ir šiandien čia turime rudens gėrybių šventę. Aš Milda Stanevičienė atvažiavau iš Alytaus rajono Butrimonių apylinkės Aičiūnių kaimų. Tikra dzūkė. O va čia atvažiavus tai sviestų mušo, atsivežiau širos kaimiškos metonuos, supyliau jum boikelą ir va dabar mušu taip, kaip mano bobotė mušė, dabar va jau aš išsimokinus, mamutė mušė, o dabar jau aš išsimokinus ir va moku tėvą sviestukų sumušti. Virginija Mačiulienė, Alytaus rajono savivaldybės kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja. Mes atvykome į Punską, įgyvendinant projektą pagal programą Lietuva Polska. Ir šis projektas Europos kultūrų bendradarbiavimo stiprinimas, išsaugant kultūrinį tapatumą. Tai visų pirma yra renginys įtrauktas į ES finansuojamų projekto renginių eilę. Tai yra su Alytaus rajono savivaldybės administracija parašėme projektą, kuris sėkmingai perėjo visus vertinimus, yra patvirtintas ir būtent ši šventė yra viena iš to projekto dalių. Tai viena iš projekto veiklų rudens gėrybių šventė, į kurią ir atvyko Alytaus rajono kolektyvai. Pora kolektyvų atvyko, tai Švenciūnų kaimo kapela ir Butrimonių teatras. Atsivežėme nemažą šeimininkių, kurios pristato savo patiekalus, žodžiu, pristatom savo dzūkišką kulinarinį paveldą. Būtent iš rudens gėrybių, ką galima pagaminti, pavaišinti žmonės, kad būtų gera nuotaika. Sumušiu, ateisit, dar gal valandukį vakoliai gražiai, žinot, smetonukę palaikiau šalčiau, kad skanesnis sviestukas, kad nebūtų didžiulės. Bajai bus šilta smetona, tai greit susims ir bus labai didžiulis sviestas, tai nelabai skanus, o va jau toks, kaip ilgiau padirbėsiu, tai va te bus gražus labai sviestukas ir skanus, nedidžiulis. Šventė palydim vasarą, baigėsi vasaros sezonas, ateina ruduo, su gimtine 13 valandą bus bulviakasio užbaigimo inscenizacija, kaip vasarą darėme kartu su Etninės kultūros draugija, su gimtinė, su Alna
Rugiapjūtės užbaigimo inscenizacija dvare. Taip, čia šios šventės toks tradicinis akcentas būtų bulvekas užbaigimo apeigos. Šiandien bulvių užbaigtuvės važiuosime į laukus, parvešim bulvas ir rinkėjus, kurie kasa bulvas. Na ir tai sugrįšim į šitą šventę šičia. Ar čia atvykote atsitiktinai, ar čia buvo suplanuota taip? Nu, mes, reiškia, atvykom į tą darbą, reiškia, parveš žmonių ir bulvų iš laukų. Kaip dažnai jums tenka mušti tokiu būdu? Aš tai labai myliu kaimiškų sviestukų, tai kaip namie, tai kas antrą savaitę ir sausios mušu. O jei kas paprašo į šventį, nu tai kada ta šventė, tada ir mušam. Į mėnesį rozą, į mėnesį 2-3 rozos.